Nu ką, labas publika. Šiandien norėjau pasidžiaugti, kad pagaliau atkeliavo mūsų anksčiau minėtas projektas antram etapui. Pirmam etape jisai buvo išpūstas, išplatintas, suteikta jam biškį tokių raumenukų. Tai va, šiandien atkeliavo jisai antram etapui. Antrame etape mes darysim apdailą, kaip pavadinsi čia, performansą, reiškia lipą, poslenkščius, difuzorių, stogo spoilerį, spoileriuką po galiniu stiklu, žodžiu, ir dar kelis addonus. Viskas bus visiškai custom, visiškai rankų darbo. Žodžiu, laukia tikrai įdomus projektas, kurį norėčiau, kad visi stebėtumėt, komentuotumėt, pasakytumėt savo įžvalgas, galbūt panaudosim jūsų fantaziją ar jūsų komentarus gamybos procese. Žodžiu, lauksiu. O dabar dar kartą pabandykit atspėti iš mano visų paminėtų projektų anksčiau, kuris čia gali būti. Ar F30 su bodžiu, ar hardge, ar golfas. Bet matyt, kad golfas eras iš čia. Davai iš naujo. Tai va, tai trumpai norėčiau, gal trumpai nesigaus, bet norėčiau biškį papasakoti apie tai, kas ir kaip buvo daryta. Pradžioj priekis, reiškia priekis platintas nuo originalaus sparno 3 cm į lauką ir nuleista arka nuo originalo, reiškia žemiau, dabar nepamenu ten tiksliai, bet apie 2,5, tarp 2,5 ir 3 cm, žodžiu. Tai originaliai jo arka eina va taip. Nu, maždaug va šitoj va gal vietoj, gal šiek tiek žemiau. Plius minus. Tas dalykas buvo darytas dėl to, kad kai tas pats reikalas yra ir su BMW. Kai mašina yra nuleista lygiai, reiškia, tu nužemini mašiną ten iki kokio, kad jinai būtų tokio aukščio, kokio tu nori, sakykim, žiūrint pagal slengstį, žodžiu, vienodai lygiai nusižeminusiai mašinai, arka priekinė yra aukščiau negu galinė. Tai trumpai tariant, tarkim, galinė arka dengia padangą, o priekinė arka gali įkišti pirštus. Tai lygiai tas pats ir BMW. Su F30 body kitu šitas reikalas buvo taip pat išspręstas. Jeigu dedi body kitą, žodžiu, tada arkos išsilygina. O čianais viso proceso metu irgi žeminom arką, kad išlyginti vaizdą iš šono. Tai dabar žiūrint, aišku, galinė arka šiek tiek vis tiek žemiau, faktas. Bet iš šono žiūrint, plius minus arkų aukščiai yra vienodi. Ką čia dar pasakyti? Žodžiu, gavom tokį dabar lempos įgilinimą, nes 3 cm vis tiek yra nemažai. Visas procesas buvo nuo pat viršaus platinama iš originalių detalių, iš originalaus sparno, iš originalių bamperių. Bamperis buvo irgi išpjautas, sukabintas, taip kaip turi stovėti, vežtas, kad plasmasistai suvirintų, padarytų ir taip toliau. Su galu šitoj pusėj daugiau biškių niuansų buvo, nes reikėjo dar apžaisti kuro baką, kad viskas gražiai ir atsidarinėtų ir nekliūtų. Nes galas yra platintas 4 somais. Priekis 3 cm, galas 4 cm. Čianais irgi maždaug nuo šitos linijos visa procedūra daryta. Čia jau aukščiau virš šitos linijos viskas yra OM, neliesta. Čianais viskas daryta. Tai irgi čia išpūsta ir lipta ant durų. Jeigu žiūrėtumėm ar iš viršaus, ar iš priekio, ten kampų, tai va čia mes turim tokį, kaip aš sakau, Porsche biškį stilių. Toks vat man labai patinkantis išplatėjimas ties durų galu. Aišku, faktas ir čia viskas lysta, viskas daryta, kad būtų kaip originalas. Net nepasakysi, kad čia, nes čia irgi šitoj, man atrodo, plius minus vietoj gal
2 comai ar ten daugiau. Nu, nes esmė tame, kad tik tai šita vieta yra 4 comai, o visa kita faktas tas, kad nuožulnėja jau, nu, lygiai grečiai tam. Tai čia šitoj vietoj va, mažai, daugiau ir čia jau galutiniam rezultatui turim 4 comus. Nu, tai čia irgi šita vieta yra standartiniai vietoj ir tada jau eina pūtimas nuo čia jau eina tolyn. Tai žodžiu, ir čia lysta, lygiai taip pat ir durelės čia va darytos, nu, kaip matom, visos gumos originaliai, viskas padaryta, bet šita vieta irgi yra platinta. Tai va, toks varikaliukas, galinis bamperis irgi lygiai taip pat. Galima iš čia matyti, kiek yra giliau lempa. Dar ką galima čia pasakyti, paminėti. Dabar aišku nepamatysim, bet kai ją pakelsim, pradėsim jau darbus ir nuimsim ten ratus. Galima bus truputuką parodyti, koks sprendimas buvo priimtas su posparniais tiek gale, tiek prieki. Nes posparniai irgi padaryta, kad viskas tvarkingai gražiai prisisuka į savo vietas. Jokių ten tarpų, jokių ten skylių nieko nėra. Priekiniai posparniai irgi pilnai uždengia arką iš vidaus. Nu, rezultatas, manau, tikrai žavingas. Šiaip žmonės iš tikrųjų, vat kiek komentavo, tai ta prasme, nu, wow, griežtas, oi, čia, blemba, gerai atrodo, visi čia žiūri, oi. Bet niekas nesupranta, kas jam padaryta, nes, nu, realiai tas, kuris neturi golfo, jisai mato, kad jisai, nu, kažkoks, vat, piktas, kažkoks, vat, nu, išskirtinis, bet nesupranta, kame reikalas. Bet jeigu sustatytumėm 2 tokius pačius erus, nu, tai akivaizdžiai matytųsi, ten tas būtų toks sulysęs, kaip aš. O šitas, nu, jau toks raumeningas, rimtas. Plius dar ratukai užsidėjo, šitie irgi daryti pagal individualų užsakymą, būtent šitai mašinai. Jie ne per seniausiai, nu, prieš žiemą tik atkeliavo ir uždėti. Daugiau ką. Aišku, sudėtingas visas procesas buvo, nes buvo pradėta nuo keleivio pusės priekinio sparno viskas. Atvirai galiu pasakyti, kad, nu, mašina nėra pigi. Atsisėdau ant kėdutės, jam žiūriu, reikės čia su jau balgarke pjaut. Ir galvoju, čia, blin, ar tikrai čia pjaut, nepjaut. Nu ir taip, ta mašina sąlyginai brangia. Įsivaizduokit, nu, gera mašina, eras, su balgarke sparna. Zik. Nu ir viskas, ir tai va prasidėjo, ta prasme. Tada ten tas susikabinimo visas procesas, ta prasme, kad viskas atsistotų ten, kur reikia, kad metalas, nu, irgi reikia, kad nesuvaikščiotų, nesugrįžtų į savo vietas ten ir taip toliau. Tai reikėjo sugalvoti, kaip susikabinti, kaip pasidaryti, kad viskas atsistotų į savo vietas taip, kaip priklauso. Tai žodžiu, buvo reikalų šiek tiek. Su galinė arka lygiai taip pat reikėjo sugalvoti, kaip kur išpjaut, kaip ką padaryti, kaip ką vyrint, kad būtų kuo geresnis galutinis rezultatas. Reiškia, kad, nu, nebūtų ten jokių išpjaustymų, jokių ten metalo trūkumų ir taip toliau. Kad iš vidaus arka būtų tvarkinga ir kad rezultatas būtų maksimaliai geras. O dabar, realiai žiūrint, bet kur posparnius galima nuimti ten bagažinės visas ten apdailas, niekur nepamatysi, kad kažkas tai daryta. Viskas padaryta maksimaliai gerai. Šiuo atveju visur užpūsta, ten germetikai, silikoniukai, visos vietos atviros, padengtos. Nu, ta prasme, grinai atrodo, kad ta mašina tokia, vat, biškį steroidų pavartojus išvažiavo iš gamyklos. Tai tikrai rezultatas džiugina ir, nu, manau, kad akivaizdžiai matosi, kad tikrai mašina yra perfekto. Nice. Po kapotų kas? O EMAS matyt, aš tiksliai iš tikrųjų nežinau, galima parodyti. Aš nežinau tiksliai, kas jam padaryta yra, bet žinau, kad išmetimas uždėtas, dabar nepasakysiu kokio gamintojo, žinau, kad kažkiek yra pačiupuota. Čia šiokių tokių kažkokių modifikacijų minimaliai karboniuko to uždėta. Iš tikrųjų galėsim pakalbinti ir patį savininką. Kokia jo iš vis emocija, žiūrint į jį, ką jisai gali pakomentuoti apskritai apie projekto pradžioj viziją, procesą ir galutinį rezultatą. Manau, kad galima bus parodyti, bet pradžioje jinai turėjo būti su gaminamu body kitu.
kuris užsideda. Tai ten iš vis, nu, ten kosminis. Yra renderiai, skečai ir ta vizija jau perteikta į vizualų dalyką, kurį mes galim pamatyti. Ten reikia pamatyti ir galima pakomentuoti, bet trumpai tariant, ten iš vis, nu, jau kosmosai. Bet buvo pasirinktas šitas variantas dėl, galbūt vienas dalykas, pačios mašinos kainos, nu nėra jinai tokia jau prabangi ir brangi, kad galima būtų dėti, tiksliau gaminti bodykitą, kuris, nu, visiškai custom ir ten su karbonais ir taip toliau. Nu, ten yra kosminiai pinigai, paėmus visus etapus, tai reiškia ir tie patys renderiai, ir ten visokie ten jau frezavimai, 3D spausdinimai, ten formų nuėmimai, gamybai ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai trumpai tariant, galutinė sąmata neverta šitos mašinos. Tai, nu, reikėtų galbūt gaminti kažkokiai rimtesniai superkarui, kažkokiam ir taip toliau. Tai čia mūsų su savininku buvo apsitarimas toks ir aš pats jam sakiau, kad, nu, tuos pinigus geriau galbūt būtų investuoti kažkokį tai rimtesnį modelį. Kaip jau sakiau pradžioje, čia galima padaryti low budget variantą ir aš tai sakyčiau asmeniškai, kad tas low budget variantas tikrai yra stulbinantis, ką mes matom ir pamatysim, renginukuose kažkokiuose, Lietuvoje važinėjant, galbūt kažkokiuose užsienio renginiuose, galima bus ir gyvai pamatyti, įvertinti, apžiūrėti ir tada jau pakomentuoti, pamačius šitą mašiną gyvai. Dabar keliausim prie sekančio darbo, dar mūsų laukia aišku susitikimas su savininku, aptarsim biškį detalytės, ko jisai maždaug nori. Aišku, dar vienas dalykas, dėl kurio aš labai džiaugiuosi, tai klientas 100% pasitikė manimi. Tai šiuo atveju viskas, ką mes matom su, pavadinkim, pirmu etapu, reiškia išpūtimų arkų, nes antras etapas tai yra dabar prie kurio eisim lipas, poslenkščiai, difuzorius ir visa ta apdaila. Čia yra absoliučiai mano kūryba. Ta prasme, man buvo leista daryti taip, kaip aš noriu ir taip, kaip aš įsivaizduoju. Tai va, dėl šito pasitikėjimo didelis ačiū savininkui. Labai malonu ir malonu, kad galutiniam rezultate jis buvo nenuviltas, o atvirkščiai labai patenkintas ir labai džiaugiasi ir dar dabar džiaugiasi. Ir su apdaila situacija ta pati. Čia jau vėl mano fantazija, tik tai bet kuriuo atveju aš noriu apsitarti su savininku, kad sutaptų vėlgi mintis, nes, nu, bet kuriuo atveju pradedant daryti ir darant tą pirmąjį etapą, mes kalbėjomės ir aš jam sakiau, kaip aš įsivaizduoju, ir jam patiko, todėl jam galbūt buvo ir lengviau pasitikėti manim. Tai dabar jau dar lengviau bus ties antrojo etapo pradžia, nes, nu, pirmas etapas pranoko tikrai lūkesčius ir manau, kad jisai pats tą paminės. Kaip minėjau, pabandysim pakalbinti ir pažiūrėsim, ką jisai pasakys. Antru etapu dabar kol kas dar per daug nepasakosiu, bet planas yra griežtą lipą kažkokį tais padaryti su ten finukais ir panašiai. Pasižiūrėsim čia dar. Po apkalbėjimo galima bus toliau pamastyti. Poslenkščiai irgi man norėtųsi, kad jie būtų tokie griežtesni, negu kad kaip būna ten standartas, ten truputuką ten išlenda jie ir tiek. Norisi, kad jie tokie griežtesni biški būtų, gal kažkokia tai banga, kurie atkartoja ten kažkokias tai linijas. Nežinau, va dar reiks pagalvot, pasižiūrėt. Reikia man pasėdėti ant kėdutės, pažiūrėt, pagalvot, padėliot, biški apsidėliot fantaziją, vizijas tas. Galinis diffas irgi man asmeniškai nepatinka, šitos prisuktos lentos, špjaunu su lobzikų fanierą, uždedu ir viskas, performances. O, tai nežinau, čia irgi norėtųsi kažkokio, aišku, duslintuvai dabar per giliai, bet nieko baisaus, juos perdarysim, iškišim labiau, bet irgi norėtųsi kažkokio tai piktesnio, rimtesnio, kažkokių gražesnių linijų, negu kad šitas kampuotas reikalas. Čia irgi gal kažkas tai užeis. Padėliosim, pažiūrėsim, lauksim sekėjų ir visos publikos kažkokių tai komentarų, įžvalgų, pasiūlymų, heiterių gal kažką, tai kartoninį, kokį spoilerį ten, gal pafotoshopins, nežinau, pažiūrėsim. Tada dar planas yra čionais kažkokį tais minimalų, bet aš jau matau, kad
minimalus mum nesigaus, nes aš jau biški prieš tai sėdėjau ir tokią mini viziją apturėjau, kad čia tokį galima griežtą padaryti. Nu, pasižiūrėsim čia šitoj vietoj. Šitą irgi norėtųsi, čia yra uždėtas kažkoks, nežinau. Žodžiu, jį irgi norėtųsi kažkokį tai piktesnį, tai šitas greičiausiai irgi eis lauk ir darysis kažkas tai custom. Ir vyšnaitė ant torto, šiokie tokie edonai. Čia vat greičiausiai tik ant bumperių, kad neįti, čia nais gale, kad nelysti ant sparno, žodžiu, kažkaip tais taip, kad, žodžiu, būtų tarpas. Čia nais kaip skylė, per kurią matom ratą. Tai va čia toksai, čia kažkoks tai galbūt edoniukas. Ir ant durų gal užeinantis, čia dar vat nežinau, čia sakau, čia tokia vyšnaitė ant torto bus, kur jau final dalykiukai. Ant galinės bamperio dalies čia nais, kaip sakiau, ir čia nais, va, galbūt kažkas. Gal tas poslenkstis išlys ten šiek tiek daugiau, nes dabar turim šitą vietą mes turim standartinę, tai įsivaizduokit, priekis 3 galas 4 tomais yra išlindę, tai faktas, kad daug atviresnė padanga yra, žiūrint tiek priekį, tiek gale. Tai galbūt, kai padarysim kažkokį tais poslenkstį, šiek tiek labiau išlindusi griežtesnį, gal nuo jo eis kažkoks tai edonas ir jisai čia užsikels, ar, nežinau. Dar nenoriu per daug čia prisišnekėti, bet mintis yra tokios, dar su šitais va tokiais edoniukais. Priekį jau nebebus, tai va tik tai 3. Tai va pasižiūrėsim, kas čia gausis ir, kaip sakiau, apšnekėję su savininku plius minus eigą, ar jam patinka mano mintis, ką aš čia noriu išgaut iš viso šito projektėlio ir viso šitos apdailų košės. Ir pasižiūrėsim, tada galima bus pakalbėti daugiau. Tai matyt, šiam kartui tiek. Daugiau parodysim jau tada, kai matysim link ko judam ir galbūt jau pradėsim kažką. Galima bus tada pažiūrėti, pakalbėti, aptarti ir paheitinti.